Prieš paskutinis 11 uždavinys, 3 dalių uždavinėlis, kur aikštelėje ABCD stačiakampio formos ir takelis aplink tą aikštelę, kur ties kiekvienu kraštu plotis yra x metrų. Tai pažymėta visur x. Na ir parašyta, kad tas visas kraštas su aikštelės ilgis kartu su taku yra 2x plus 12, o aikštelės plotis kartu su taku yra 2x plus 8. Na ir sako, apskaičiuokite aikštelės be tako, tai yra stačiakampio ABCD plotą. Prašo apskaičiuoti plotą. Na tai norėdami apskaičiuoti šitos aikštelės plotą, ABCD plotą, turime rasti AD ir DC ilgius. Kadangi visas ilgis yra 2x plus 12, o šitų kraštų ilgis yra po x, tai reikia iš šito atimti iš 2x plus 12 reikia atimti 2 kartus po x. Tai ilgis AD yra 2x plus 12 minus 2x, tiesiog 12. Na, o plotis 2x plus 8 atimam, irgi čia po x tie pločiukai pažymėti raidelė x, plotis 8. Tai 8 kart 12 ir duoda atsakymą, tai yra 96. Šaunuolis, plotas yra kvadratiniais metrais skaičiuojamas, o ne metrais. 96 kvadratiniai metrai. Antras punktas uždavinio sako, prašo įrodyti arba pagrįsti, kad aikštelės bendrą plotą, tai yra didžiosios aikštelės su taku plotą, galima užrašyti tokiu reiškiniu. Tai yra plotas priklauso, aišku, čia nuo x, nuo to takelio pločio ir šito. Kad plotas, bendrasis plotas kartu su taku plotas yra štai toks. Reikia mums šį reiškinį gauti. Na tai kam visas tas bendrasis, to didžiojo stačiakampio plotas? Ta, iš to reikia padauginti. Dauginam, aš jį pažymėjau tą plotą raidės. 2x plus 12 dauginam iš 2x plus 8. Nu, čia reikia mokėti atsiskliausti. 2x kart 2x yra 4x kvadratu. Taip, čia gal parodysiu, kad dauginu. Ir 2x dauginu iš 8 gaunu kiek? 16x. Tada iš 12 dauginu 2x. Visur pliusiukai, suklyst čia sunku. 12 kart 2x yra 24x. Ir dar 12 kart 8. tą skaičiuką jau radom, 96. Sutraukiam panašiuosius narius, su x kvadratu yra vienintelis narys, perrašom, o su x yra 2. 16x ir 24x, tai yra 40x ir plus 96. Ir belieka vieną žingsniuką padaryti, kad gautumėm štai tą. Ką čia reikia padaryti, žinoma, nesunku pamatyti, kad reikia iškelti prie skliaustus 4 ir skliaustus, ir skliaustuose lieka 10x plus 96. Šaunuolis grybą pjauna, čia dievai mokiniai bent pasidžiaugs. Simono Daukanto gimnazijos. Mano džiaugsmeliai pasidžiaugs. Tai yra mokytis nemokamai. Čia yra 24. Tai yra tai, ką reikėjo įrodyti, gavom. Ir įrodymas būtų toks, iškeliam prie skliaustus 4. Aišku, šį čia buvo galima čia atskliausti ir parodyti, kad yra lygu. Čia irgi būtų galima. Bet įrodymas maždaug toks, kuris irgi aiškus, ką čia reikia daryti. Neįsprendus pirmos dalies, galėjom lengvai daryti tą antrą dalį. Trečioji dalis sako, kad yra žinomas tas bendrasis plotas. Tas plotas su taku, kad jis lygus 140 kvadratinių metrų. Ir sako, sudarėm lygtį. Ta lygtį jie sudaro ir sako, naudodamiesi šitą lygtimi, apskaičiuokite x reikšmę. Kokia ta lygtis? Reikia išspręsti lygtį, rasti, kam lygus x. Atsakymas čia aš užrašiau 1 metras, kaip ją spręsti, kokia lygtis kvadratinė. Galima atskliausti, sukelti vieną pusę, skaičiuoti diskriminantą, bet galima iš pradžių padalyti iš 4. Skaičiukai mažesni bus, bet tai nebūtina. Iš 4 padalijam, tai šičia 4 dingsta, čia lieka 35. Tai mūsų kvadratinė lygtelė būtų štai tokia, 35. Tos 35 į kitą pusę, kvadratinė lygtis yra pilnoji, diskriminantas veža. X kvadratu plus 10x, kiek čia minus 11 lygu 0. Kas galėjo čia ir su vieto teorema, sandauga sprendinių šitos lygties lygu šitam. Tai yra minus 11, o suma lygi šitam su priešingu ženklu, tai yra minus 10. O galėjom tiesiog
apskaičiuoti diskriminantą 10 kvadratų yra 100, minus 4 kart 1 kart minus 11 yra 44, diskriminantas yra 144 ir lygtis turi 2 sprendinius. Vienas sprendinys minus 10 minus šaknis iš diskriminanto, tai minus 10 minus 12 pusiau, sprendinys neigiamas, minus 11, ar x reikšmė gali būti neigiama. Ne, pašalinis sprendinys. Netinka mums jisai netenkina uždavinio sąlygos, pagal prasmę netinka, ne dėl to, kad neigiamas, bet pagal uždavinio prasmę netinka. Na ir kitas sprendinys, tas jau, kuris aiškiai tiks, tai yra minus 10 plus 12 pusiau, tai yra tas 1 metras, kurį čia ir gaunam atsakymą. Nesunkus, bet uždavinys.